Taigi, aš nusipirkau šį elektrinį paspirtuką. Ar jis geras? Taip. Bet ar jis tobulas? Tikrai ne. Yra 7 pagrindiniai dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį prieš perkant elektrinį paspirtuką, kuriuos, dėja, sužinojau per vėlai. Sveiki, raideriai! Kaip įprasta, čia Marius. Dar vienas savaitgalis ir šiandien kalbame apie tai, kas apsprendžia, ar galiausiai džiaugsitės savo išsirinktų paspirtuku. Ir visai nesvarbu, ar tai jūsų pirmasis ar sekantis modelis. Taigi, jūsų biudžetas ir paspirtuko paskirtis, nuvažiuojamas atstumas, galingumas, svoris, stabdžiai, padangos ir amortizatoriai, šviesos ir keli kiti labai smagus dalykėliai. Apie visą tai visai netrukus. Kiekvienas jūsų laikas ar subscribas man padeda kurti panašius video kaip šis. Varom. Ar kada buvote situacijoje, kuomet kažko labai norite, pasielgėte spontaniškai, galiausiai gaunate savo išsvajotą daiktą ir tuomet neužilgo suprantate, kad reikėjo truputį kitokio modelio. Na, man taip nutiko su mano Bisteriu. Ir šią pamoką išmokau ilgam. Taigi, į ką atkreipti dėmesį prieš perkant? Biudžetas ir paspirtuko paskirtis. Jeigu savo žvėrį naudosite tik kaip susisiekimo priemonę, realiai jums nereikia švaistyti savo biudžeto ant papildomos galios. Viskas, ko jums reikia, maksimaliai nuvažiuojamas atstumas. Kita vertus, jei savo gyvenimo neįsivaizduojate be adrenalino ir greičio, turėtumėte žvalgytis į modelį, kuris savo ratuose turi bent 2000 vatų galios. Sumokėsite tikrai daugiau negu pirmojų atveju. Tačiau ir važiuojant, šypsena bus didesnė. Žymiai. Tačiau, jei tai jūsų pirmasis paspirtukas, realiai jūs nežinote, ar jums reikia galios, ar atstumo, ar grožio. Turbūt galvojate, kad žinote, bet realiai ne. Šiuo atveju siūlyčiau rinktis Xiaomi, Ninebot ar kitą panašų entry lygio modelį, kuris nėra sunkus, sveria iki 15 kg. Neišleisite daug, maksimum iki 500 eurų. Taip pat turi padorų nuvažiuojamą atstumą 30-40 km. Be to, toks modelis nesunkiai tilps ir jūsų bagažinėje. Pavažinėję sezoną, tikrai geriau suvoksite savo poreikius. Jau žinosite, ar jums reikia kažko galingesnio ir kokių konkrečiai parametrų trūksta jūsų važiavimo stiliui. Tuo pačiu kažkiek išlavinsite ir savo vairavimo įgūdžius ir jau būsite pasiruošę greitesniam ir galingesniam modeliui. Be to, nebūsite išleidę ir tūkstantinės sumos ant galingo modelio, kuris, kaip vėliau supratote, galbūt jums apskritai nelabai tinka. Nuvažiuojamas atstumas. Paprastai atstumas svyruoja nuo 20 iki 100 ar net ir daugiau kilometrų. Ir gamintojai visuomet nurodo, kokį atstumą teoriškai galite įveikti. Bet to padaryti dažniausiai nepavyks. Nebent važiuosite labai lėtai, lauke nebus jokio vėjo. Turėsite idealiai lygų asfaltą, o jūsų svoris nedaugiau 50 ar 60 kg. Taip pat, jeigu su akceleratoriumi elgsitės negailestingai, iš savo paspirtuko išspausite gal 60-70% nurodyto atstumo. Todėl jei galvojate, kad iki darbo ir atgal nuvažiuoti yra 20 km, todėl nusipirksiu paspirtuką su 25 ir užteks. Ne, neužteks. Jei vėluosite ir spausite daugiau greičio, nuvažiuosite 15, galbūt 20 km. Ir tai, jei pasiseks. Jeigu realiai reikia 20 km, siūlau rinktis modelį su 40. Neimkite su 80, kadangi su kiekvienu papildomu kilometru auga ir biudžetas. Galingumas. Jei tai jūsų pirmasis paspirtukas, siūlyčiau neviršyti 1000 vatų. Pirmiausia, turite išmokti važiuoti, teisingai stovėti, teisingai stabdyti ir daryti posūkius. Be patirties, skristi 50 ar 60 km/h greičiu ne pati geriausia mintis. Apie pagrindinės dažniausiai daromas vairavimo klaidas neseniai padariau trumpą video. Jei dar nematėte, pažiūrėkite. Galbūt vien dėl to išvengsite stipraus kritimo nuo savo žvėries arba nemalonių traumų. Kas žino, galite ir nedėkoti. Kadangi jau kalbame apie galingumą, kažkurioje vietoje turėtume paminėti ir variklį. Teisingai? Taigi, paspirtukai būna su vienu arba dviem varikliais, kurių galia paprastai svyruoja nuo 250 iki 5 ar 6 tūkstančių vatų. Kasdieniam važiavimui net ir 500 vatų modelis pilnai pakankamas. Tačiau turėkite minty, kad važiuodami į kalną prarasite greitį. O jei kalnas statesnis, paspirtukas apskritai gali mandagiai atsisakyti jį įveikti.
ypač jeigu jūsų svoris daugiau negu 60 kg. Paspirtuko svoris. Iš esmės, kuo didesnė baterija, tuo daugiau svers ir pats paspirtukas. Norite daugiau galios ir papildomų kilometrų? Tuomet nusiteikite ir papildomiems kilogramams, kas nėra labai smagu, jei savo aparatą namo turite neštis laiptais. Tokiu atveju maksimali riba, sakyčiau, yra apie 30 kg. Jeigu ją viršysite, norėdami kažkur važiuoti, visuomet turėsite prašyti savo draugų arba kaimynų pagalbos. Taip pat sunkus ir dideli modeliai nelabai telpa į įprastinę bagažinę. Net jei ir telpa, įkelti savarankiškai bus sudėtinga. Kai kurie modeliai turi išimamą bateriją. Tai labai puikia funkcija, kuri leistų jums išvengti viso šio vargo. Ironiška, bet būtent sunkus modeliai šios funkcijos dažniausiai neturi. Padangos ir amortizatoriai. Pigesni modeliai dažniausiai būna be amortizatorių ir su guminėmis pilnavidurėmis padangomis. Tai reiškia, kad juose nėra oro. Pasirinkus tokį modelį, minkšto ir patogaus važiavimo nesitikėčiau. Nebent asfaltas bus tobulai lygus. Bet ir tai. Taigi, jeigu nėra amortizatorių, siūlyčiau rinktis pripučiamas padangas. Arba jeigu minės pilnavidurės, tai kuo minkštesnio gumos mišinio. Dėl padangų pasirinkimo bendrai, pirmiausia reiktų žinoti, ar labiau važiuosite asfaltu ar bekele. Bekeliai skirtos padangos turi gilų protektorių, kuris suteikia gerą sukibimą su šia kelio danga. Asfaltui skirtų padangų protektorius yra lygesnio profilio ir jos iš esmės yra pritaikytos greitesniam važiavimui. Pigesni paspirtukai dažniausiai turi mažo diametro ratus, o tai nėra gerai, jei planuojate kiek labiau paspausti akceleratorių. Ne tik, kad neturėsite gero stabilumo, bet taip pat jausite ir visus kelio nelygumus. O jeigu pataikysite į duobę, žymiai didesni šansai nukristi, negu važiuojant su didesnio diametro ratais, kurie su tokiomis sąlygomis susidoroja žymiai geriau. Taigi, jei planuojate važinėti didesniais greičiais, siūlyčiau rinktis bent 10 colių skersmens ratus, su kuriais taip pat važiavimas bus ir minkštesnis. Kitas momentas – savaime užsitaisančios padangos, arba angliškai self-sealing tires. Turbūt niekas nesugadina važiavimo nuotaikos labiau negu pradurta padanga. Brangesni modeliai dažnai turi būtent tokias padangas, kurių viduje yra labai lipnios masės sluoksnis. Ištraukus iš padangos tą dalyką, kuris pradūrė padangą, lipnusis sluoksnis padaro savo darbą. Tai labai naudinga funkcija ir, sakyčiau, super protingas sprendimas. Manau, šio dalyko išradėjas tikrai nusipelno medalio. Dabar trumpai apie amortizatorius. Yra keli variantai, kuriuos reikėtų įvertinti. Pirmas variantas – jokių amortizatorių. Ši opcija, sakyčiau, labiausiai tinkama važiavimui asfaltu. Tik tuomet siūlyčiau rinktis bent 10 colių skersmens ratus. Toliau – spiruokliniai amortizatoriai, kurie naudojami daugelyje modelių. Tai tikrai žymiai geresnis variantas negu visai jokių amortizatorių. Važiavimas bus žymiai minkštesnis įveikiant kelio nelygumus, o ypač važiuojant bekele. Brangesni modeliai dar kartais turi reguliuojamus amortizatorius, kur važiavimo minkštumą ar kietumą galėsite pritaikyti savo važiavimo stiliui arba nuotaikai. Stabdžiai. Dažniausiai naudojami, o ypač pigesniuose modeliuose, mechaniniai diskiniai stabdžiai su trosu. Reiktų turėti minty, kad laikas nuo laiko juos teks reguliuoti, kadangi dėvisi stabdžių kaladėlės. Galingesniuose modeliuose tokių stabdžių greičiausiai nepamatysime, kadangi ten reikia daugiau stabdymo galios, o ją suteikia kitas stabdžių tipas – hidrauliniai stabdžiai. Šiuo atveju stabdžių mechanizme vietoj troso bus stabdžių skystis. Tai visiškai kitas lygis ir žymiai daugiau stabdymo galios. Papildomai, daugelis modelių turi ir regeneracinius stabdžius, kuriuos naudojant dalis energijos sugrąžinama atgal į bateriją. Taip pat tai gera saugumo savybė, kadangi tik pradėjus stabdyti, iškart atjungiamas variklis. Ekranas, pakrovėjai, šviesos ir kiti smagus dalykėliai. Pigus paspirtukai dažniausiai turi labai mažus ekranus, o kartais visai jų neturi. Ekranai rodo jūsų greitį, nuvažiuotą atstumą, kartais likusi nuvažiuoti atstumą, baterijos įkrovimo lygį. Taip pat ten galite keisti įvairius savo paspirtuko nustatymus. O kartais ten galite prijungti ir pakrauti savo telefoną. Šviesos. Paspirtukai dažniausiai turi silpną priekinę lempą, o ypač pigesni modeliai. Jei planuojate važinėti tamsoje, būtinai įsigykite papildomą LED lempą, kuri turi bent apie 1000 liumenų. Ją iš esmės visada nesunkiai galima pritvirtinti prie jūsų paspirtuko vairo. Šoninis apšvietimas. Ne tik, kad atrodo stilingai, bet taip pat ir pagerina jūsų matomumą tamsiu paros metu.
Kai kurie modeliai, pavyzdžiui Dualtron, mano nuomonė, jau galbūt šiek tiek ir perlenkia lazdą ir kartais atrodo kaip kalėdinės eglutės ant rato. Bet jei jums patinka, tikrai nesivaržykite ir nušvieskite savo miesto gatves įvairiausiamis spalvomis. Gražių švenčių. Pakrovėjai. Neišvengiama važiavimo dalis – baterijos įkrovimas. Galingesniems modeliams šis džiaugsmas užtrunka daugelį valandų, kartais net ir iki 25. Todėl vis daugiau paspirtukų turi 2 lizdus, kas reiškia, kad bateriją galėsite įkrauti beveik 2 greičiau. Galbūt tai nėra svarbu, jeigu paspirtuką kraunate naktį, kuomet niekur neskubate. Bet jeigu kažkur sustojate užkasti, išgerti kavos, bent jau aš tai darau beveik visada, ir turite galimybę pasikrauti savo aparatą, 2 kroviklis pridės 2 daugiau kilometrų prie jūsų kelionės, kurios galbūt dar nenorite užbaigti. Sulankstimas. Mintis paprasta. Paspirtuką sulenkėte ir pakeliate. Tačiau kai kurie didesni modeliai neturi fiksavimo funkcijos užlenkus rėmą. Taigi, jų neštis negalėsite. Arba bus labai nepatogu. Turėkite tą mintį, jeigu jūsų kasdienėme kelyje yra laiptų. Na ir dar trumpai apie platformas, kurių būna pačių įvairiausių dydžių. Bendrai, kuo didesnė platforma, tuo patogesnis važiavimas. Turėkite tą mintį, jeigu planuojate ilgesnės keliones. Beje, vis dar vairuojate savo galingą žvėrį be jokių apsaugų? Chebra, rimtai? Jei pamatysite mane kažkur mieste, pamojuokite. Arba privažiuokite. Išgersime. Kavos. Dabar jau turiu baiginėti, nes už lango graži saulutė ir sausas asfaltas. Varom.